The Baltic Deal is a project about gathering farmers' organizations in a unique effort to raise competence about cleaning the Baltic Sea by using best measures. Pirmosios daržovės buvo bulvės, morkos, burokėliai, kopūstai. Šiais metais taip pasodinome šparagus. Gal šiemet dar nebus prekybai, bet mes jau jų paragausim, o kitais metais jau ir klientai galės įsigyti jų. Šiuo metu auginame apie 60 rūšių daržovių. Iš tikrųjų, čia labai geras pavyzdys Lietuvos ūkininkams, nes čia yra karstinis regionas ir čia iš tikrųjų yra ribojamas tręšimas. Ir tai, kad ekologinis ūkis čia vystomas, tai yra labai gerai, nes tada mažiau visų įsiplovimų ir užteršimo upių ir taip toliau. Ir požeminio vandens taip pat. Ja robię taką analizę na bieżąco i to, że nie używam pestycydów, nawozów, o których mówię, chemicznych, daje mi bardzo dużo oszczędności, bo to w moim gospodarstwie to są oszczędności 100 000 złotych rocznie. Z Danii, czy od Duńczyków, z Danii nauczyłem się technologii produkcji trzody w tym systemie, który ja mam. I przeniesienie jej na polski grunt owocuje, powiedzmy, że dobrym albo bardzo dobrym sukcesem. There is a very good welfare for these animals. They have good production, good quality of production, good welfare and very good impact for the environment. Šis ūkis tai visas mūsų gyvenimas, kaip mes dažnai sakom, čia mūsų darbas, hobi ir laisvalaikis. Mieste gauna gyvenimas kaip akvariume, aš taip manau. O kaime yra laisvė, gamta, garsai, viskas labai skiriasi. Šiuo metu jau klientai laukia mūsų ir jie tiesiog džiaugiasi mus pamatę ir kaskart vis klausia, kas bus naujo. Iš tikrųjų, tai yra būtent to projekto tikslas yra sumažinti taršą Baltijos jūros. Iš tikrųjų, kuo daugiau tokių demo ūkių bus, kur taikys tuos aplinkosauginius reikalavimus, tuo ta jūra turėtų būti švaresnė. Moim zdaniem zanieczyszczenie Bałtyku z racji rolnictwa rozpoczyna się na podwórzach takich gospodarstw jak moje. Woda, która spłynęła z gospodarstwa, z przyległych pól, dalej systemem drenarskim płynie do następnych stawów, potem do rzeki Styny, Kłodawy, Martwej Wisły i do morza. Współpraca z projektem Baltic Deal udowodniła o stanie czystości tej wody i następnych stawów. To jest ostatni punkt w moim gospodarstwie, z którego woda odpływa do Bałtyku. Systemem drenarskim, potem rzekami. Czystość tej wody można zobaczyć, bo nabieram. Jest praktycznie idealnie czysta. Pachnie, ale na dodatek tego jest też badana chemicznie. Ona jest rzeczywiście w pierwszej klasie czystości. Nie zarabiam dużo, ale na godziwe życie. Because farmers are willing to make a change. I am part of it. And I am part of it. I am part of it. I Am part of it.